Labą rytą, žvejybos vyrus susergantis. Šiandien aš vėl prie upės, už manęs minyje ir pasižiūrėsim šiandien jau kitokį spiningėlį, labiau skirtą žvejybai nuo kranto. Taigi mano rankose, taip pat iš Yamagos Blanks 91, tiksliau vadinasi Yamaga Blanks Blue Current 91 TZ Long Cast. Labai įdomus spiningėlis, universalas. 9,1 pėdos, kas pas mus būtų 2,77 m, sveria jisai 84 gramus. Tokio ilgio spiningėlis ir sveria tik 84 gramus. Įspūdingi duomenys. 99,7% anglies, titaninės kojelės, torzaitiniai žiedai, regularas, sakyčiau, regular festas, aš sakyčiau, toksai labiau. Rekomenduojamas valas pagal Japoną PE 03-08. Bet kas įdomiausia, Yamagos Blanks koteliai yra universalūs. Šitas kotelis rig sistemėlėms tai būtų paternosteriai, dropshotai, džigrygai, tas pats paprastas džigas nuo 1,8 iki 15 gramų rekomenduojama. O wobleriams rekomenduojama nuo 2,5 iki 9 gramų. Man jau teko su šito spiningėliu pratestuoti džig visas sistemėlės, tai galiu pasakyti, superinis metikas, labai geras jautrumas, gramatūra, sakyčiau, nuo 1,8 žvejoju su 0,6 valiuku. Su 0,6 valiuku žemutinė riba, tas 1,8, ne. Aš sakyčiau, kad šitas kotas man pradeda dirbti taip nuo 5-7 gramų visoms sistemėlėms, paternosteriams, dropshotams, bet šiek tiek galima jį perkrauti. Sakyčiau, taip iki 18 gramų visoms šitoms džiginėms sistemėlėms. O wobleriams dabar imsim ir pažiūrėsim. Apatinė riba 2,5 gramų vartiklė. Crackjackas 48. Važiuojam. Crackjackas sveria 3,4 gramo, jeigu neklystu, tai metasi gerai. Sakykim, pradėt žvejot wobleriais, tai va ir būtų tokia, sakyčiau, patogiausia, žemiausia riba. Nuo 3 iki 4 gramų, sakykim, wobleriais puikiai metasi jau nuo 3 iki 4 gramų, va tam tarp. Blizgutės tikrai labai gerai metasi jau nuo 2 gramų. Nuo 2 gramų blizgutės metasi toliai, jos aerodinamika visai kitokia negu woblerio, dėl to skrieja toli. Man patinka žvejybai nuo kranto šitas spiningėlis, tai tikrai geras. Minusas didžiausias, kaip ant minijos tokių krantų reikia krantu eiti. Tarp krūmokšnių. Ilgas, nepatogu, kabinasi visur valas, žiedeliai ir panašiai. Tai, bet nuo kranto, kur yra atviresni krantai, labai geras įrankis. Šapalui, čiubika, SR, važiuojam. Be didelių pastangų, 30 metriukų tikrai. Užsidėkim taipogi 8 gramus sveriantis mikrotapis. Labai jau drebantis, pažiūrėsim kaip dirba. Pažiūrėkim.
Nežinau, kiek matysis. Puikiai, nei apsikrauna per daug, nei ką. Dieną pasirinkau, aišku, ne pačią geriausiai apžvalgai padaryti. 8 metrai vėjas, gūsiai iki 13 metrų. Maži masaliukai ne taip gerai leka, bet gerai, kad į nugarą pučia. Dabar kol kas. Gerai, keičiam vietą. Šiaip rygė metasi gerai, bet su šito spiningėliu dar toliau metasi. Šiandien viskas prabėgom. Jokių braidimų. Žvejyba nuo kranto. Tikrai pažiūrėti, ar patogu su ilgu spiningu vaikščiotais krantais. Nors minijos krantais tikrai nėra patogu vaikščioti su ilgu spiningu, nes status šlaitai ir daug krūmų, ievų. Ką, kopiam va ir kopiam miniją va tokiais va šlaitais. Kiek galima, tiek prieinam. Ai. Ilgas kotas nuo kranto labai geras, va, pavyzdys va kaip šitoj vietoj. Krantas užžėlė, ievom ir vandenynų skendusios šakos ir visas šitas krantas taipogi. Pabandysim pravest. Prarasim rygę, bet ilgas kotas. Žiūrint, toks jo ir privalumas einant nuo kranto. Srovė didelė. Ilgas kotas išsikiša ir puikiai eina pravesti pro šakas. Užlaikyt. Na, jeigu kas nors didesnio iškiptų, nežinau, kaip čia reikėtų ištraukti. Bet kas nerizikuoja, tas negeria šampaną. O, ešeriuką išprašėm. Kaip spinigėlis pats atidirba, leisiu biškį pasikankinti ešerį ir negražiai, bet puikiai. Kaip apsikrauna spinigas, sakykime, nu kiek tas ešeriukas 100 gramų sveria. Va, pakelsiu. Gražiai, reguliarai, jisai va, parabolę linksta jau. Gerai, nekankinkime ešeriuko, greit paleiskime. Atgal į laisvę, gražuliai. Juhu. Kaip visą laiką, Rygė visą žuvį renka. Nu, pažiūrėkime, dar kas nors gyvena po šitais krūmais. Medukas va. Kokį šlakį kirst, o būtų smagu pažiūrėti spinigėlio galimybės.
Na, nejaugi vienas ešeriukas gyvena. Dar vienas metimukas ir keičiam taškelį. Šiandien mažiau žvejybos. Daugiau praseit per masalus. Tiksliau masalai jau praeiti, dabar dar turiu laiko kokią pusvalanduką pažvejoti ir namo. Darban. Ilgas kotas, einant krantu, tikrai privalumas. Tu buvo kibimas. Tu rupužė. Super lengvas pinigėlis, 2,77 m, bet sveria tik 84 gramus. Fantastika. Kur aš matau jį dar pritaikysiu, tai ant Nemuno dambo. Nuo kranto ant Nemuno dambo. Nuo kranto, kur nėra tokie apžėlę krantai kaip Minijoj. Tiek wobleriais, tiek tailspineriais, tiek sukriam, tiek įvairiom džiginiam sistemom, paternosteriui, dropshotui, džigui. Labai universalus kotas. Labai universalus kotas. Paternosteriui aš jį naudoju iki 17-18 gramų. Daugiau nekraunu, nenoriu, kad lūžtų. Super jautrus, labai geras metikas. Gerai laiko žuvį. Emocijos duoda. Oh